visiems. Galvoju, kol važiuoju, kol dar viena mašinoje, tai kol ramu. Ir klegesių pilna nėra aplinkui, tai įrašysiu truputį video. Ir pasidalinsiu ryto mintim. Iš tikrųjų, tai važiuoju į didelius mokymus, investicijas ir pensiniai fondai. Įdomi man ta tema labai nauja ir tikrai tų žinių daug. Ir ateityje visais šitais dalykais dalinsiuos. Taip kad sulauksit iš manęs naujienų. Ne tik apie draudimus. Ne? Ir kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų žinių atnaujinims visą tai vyksta ne šiaip sau. Draudimuose, aplamai finansų srity daug kas labai keičias ir labai greitai keičias. Niekas nestovi vietoje, ne? Ir lygiai tas pats yra su draudimais, jūsų asmeniniais draudimais. Tie draudimai, kurie padaryti prieš 4, 5 ir daugiau metų, jie visai kitaip galėtų atrodyti šiandien. Nebūtinai, ne visada, bet kartais taip. Ir sakyčiau dažnai taip, ne? Todėl, kad keičias mūsų gyvenimas, keičias mūsų darbovietė, keičiasi aplinkybės, užauga vaikai, atsiranda vaikai, ta prasme, gimsta vaikai. Daugybė dalykų pasikeičia pas mumis gyvenime ir automatiškai draudimai ne visą laiką tie, kurie buvo padaryti prieš kelis metus, tink šiandien. Ne? Tai visą laiką reikia peržiūrėti. Laikui atėjus vis atsinaujinti informaciją, pažiūrėti, kas naujo draudimuose, palyginti kainas, nes jos irgi kartais keičiasi, kyla, krenta ir panašiai. Na, ir kartais atsiranda naujų produktų, kuriuos galim į vietą įstatyti seną buvusą. Tai visą laiką naudinga patikrinti, bet šitoj vietoje reiktų būti labai atsargiem, kai kažkas siūlo patikrinti draudimą, ne? Siūlo perdaryti jį, seną nutraukti, naują pradėti ir panašiai. Todėl, kad jeigu yra naujų faktų medicininėje istorijoje, jeigu kreipėtės pas daktarus dėl sveikatos sutrikimo kažkokio, ne? Ir yra įrašai poliklinikoje pas daktarus, ne? Tai visa tai turės būti traukta į naują draudimą. Tai visada privalu pažiūrėti, patikrinti, ar verta perdarinėti kažkokius tai draudimus, ar geriau yra pasilikti tai, ką turit. Nes ten dar nebuvo įrašų apie ligas, kurios atsirado naujai. Ne? Tai nepapulkit ir nepadarykit klaidos per greitai, nutraukiant seną draudimą ir pradedant naują, ne? Bet patikrint visada verta. Profesionalus patarėjas, draudimų patarėjas tikrai neskubės ir visą laiką pasakys, pirma, sulaukim naujojo draudimo atsakymo, o tada jau žiūrėsim, ar senąjį nutraukti, ar vis dėlto pasilikti seną ir naujo nedaryti. Ne? Tai tas žinias atnaujint būtina visiems, ne tik man, kad aš atlikčiau savo darbą teisingai ir gerai, ne? Bet ir žinias atsinaujinti reiktų ir jums, todėl kad naujovių daug atsiranda, ne? Ir draudimai prideda ekstra priedų įvairių draudimam ir sukur naujus produktus, kurie yra naudingi žmogui. Ne? Ir kartais už tą pačią kainą jūs gali turėti tokį pat produktą, bet tą patį, sakykime, draudiminę tą pačią sumą, bet produktas pats bus geresnis, nes jis turi ekstra priedus, nes jis yra su daugiau kažkokių tai elementų įtraukto, ne? Kas visgi yra naudinga. Tai neskubėkit, bet visada tikrinkit, ne? Lyginkit ir palyginkit, nes tikrai verta tą daryti ir profesionalus savo darbą mylintis ir gerbintis patarėjas, draudimų konsultantas tikrai neskubės nutraukti jums draudimų senųjų, neįsitikinęs, kad naujieji yra tikrai jam geresni. Ne? Tai aptarkit, pažiūrėkit, jeigu reikia mano pagalbos, kreipkitės, žinot puikiai ir sakau iki
gražios dienelės, o aš pakeliui į Londoną pasiemu kolegę ir važiuojam šiandien mokymų dieną. Galva bus tokia. Bus tokia galva, bet labai gerai. Man tas labai patinka, todėl kad kuo daugiau žinių aš turėsiu, tuo daugiau aš jums galėsiu jas perduoti. Daugiau kalbėti, daugiau įrašinėti. Bet tai reikalinga, tai svarbu, tai reikalinga ir tikiuosi jūs irgi laukiat naujų žinių, stengiatės gauti naujų žinių, sužinot naujų dalykų, tai linkiu nestovėti vietoj ir tiek savo asmeninius draudimus tikrinti su naujom žiniom, tiek šiaip gyvenime turėti daug naujų žinių aplinkui, nes tai veža. Gerai, viskas sakau iki viso ir gražios dienelės visiems.